Baigiantis šeštiesiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo metams, pareiškėjams pagal visas programos priemonės patvirtinta paramos suma sudarė 82% iš visų programos įgyvendinimui skirtų 7 milijardų ir beveik 900 milijonų litų. Dauguma programos priemonių ūkininkams ir kaimo žmonėms jau gerai žinomos, todėl pagal jas numatytą paramą kai kas naudojasi jau nebe pirmą kartą, o populiariausių priemonių įgyvendinimui skirtų paramos lėšų jau nebeliko. Buvo dvi naujos priemonės. Tai asbestinių stogų keitimo programa, kuri jau orientuota ne vien tik tai į žemdirbius, galbūt netgi kaip tik daugiau buvo orientuota į kaimo gyventojus, į tą kaimo inteligentiją, kuriem kartais pritrūksta pinigėlių. Kai kurie paraiškas asbestinio šiferio stogų keitimui pavasarį pateikę pareiškėjai jau dabar džiaugiasi naujais stogais. ES parama buvo skirta kompensuoti iki pusės naujai stogo dangai išleistos sumos. O šią paramą pirmiausiai galėjo pasinaudoti tie kaimo gyventojai, kurie iki šiol dar nebuvo pasinaudoję jokia Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama. Tai dar 2004-2006 metais, tame senajame laikotarpį, kai mes praktiškai nematėm akivaizdžių pokyčių kaime, bet matydavom, kaip yra užsienį ir kaip mums sakydavom, kokia graži miesto ten miestelio aikštelė sutvarkyta. Ir mums visada pabrėždavo, taip, tai sako, buvo šitas projektas remtas iš ES pinigų ir taip toliau. Ir visada galvodavom, sakom, kaip mums yra toli iki šito. Iš viso 2012 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečiosios krypties skirtos gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir kaimo ekonomikos įvairinimui priemonės surinkta daugiau nei 8300 paraiškų, o jose prašoma paramos suma beveik 200 milijonų litų. Na ir sekanti programa, tai būtent melioracijos griovių. Turbūt tikrai, kas važinėjom po Lietuvą, matom, kad jeigu jau laukai gražėja, tai dar melioracijos griovių labai daug apaugusių, labai daug netvarkytų. Iniciatyvos ir pritarimo, kad reikia tokios priemonės, buvo daug, kol žmonės suprato, kad tai tikrai gera priemonė, paraiškų surinkimas užsitęsė, tačiau šiai dienai mes vėlgi, kiek jau buvom planavę pinigėlių skirti, tiek praktiškai ir atnešė paraiškų. Todėl tikrai manyčiau, kad tos dvi priemonės turėtų prisidėti prie sėkmingo kaimo plėtros 7-13 metų programos įgyvendinimo. Parama magistralinių melioracijos griovių tvarkymui teikiama pagal programos antrosios krypties priemonę pelno nesiekiančios investicijos. 2012 metais gautos 374 paraiškos, o beveik 300 jų jau patvirtintos.